Round one. Fight! TESR Melon. Klimato kaita labai sudėtinga tema. Ten pilna faktų, fakčiukų, mokslinės informacijos, kurią suvokti tikrai labai sudėtinga. Todėl mes pasikvietėm viešnią, kuri labai daug išmano apie klimato kaitą. Bet iš kur jūs visko tiek žinot apie tai? Iš patirties. Kai kurie žmonės mane vadina klimato advokate. Tai yra žmogumi, kuris galvoja apie būtinus pokyčius, kad mūsų įtaka aplinkai būtų kuo mažesnė. Tai ką mes šiandien čia veiksime? Kodėl mes sėdėm prie šito stalo? Kaip jau buvo minėta per žinias, artėja nacionalinės aplinkosaugos egzaminas. Jame kviečiu dalyvauti tave, Inga, o taip pat ir jūs, mėly žiūrovai, o kad būtų lengviau, reikia pasiruošti. Tam parengiau klausimų rinkinį apie aplinkosaugą ir kviečiu šitą iššūkį priimti. Iššūkis priimtas. Mitas ar tiesa, kad ramiajame vandenyne plaukioja plastiko sala, kurios dydis 25 kartus viršija Lietuvos plotą? Teisingas atsakymas – tiesa. Plastiko sala iš tikrųjų egzistuoja ir plūduriuoja ramiajame vandenyne. Ta salą suformavo vandenyno srovės, kurios į vieną vietą, į vieną sankaupą sunešė įvairiausias šiukšles ir didžioji dalis jų yra plastikas. Kuriam iš šių produktų pagaminti sunaudojama daugiausiai vandens? Žirniams, jautienai ar obuoliams? Teisingas atsakymas jautienai, kadangi gyvulininkystė yra labai imli vandens resursams. Taigi, jeigu palygintume, sužinotume, kad 1 kilogramui jautienos pagaminti reikia 7 kartus daugiau litrų vandens negu žirniams ir net 15 kartų daugiau negu obuoliui. Pasakysiu jums 3 teiginius, iš kurių vienas yra netiesa. Jums reikės atspėti, kuris. Baltųjų meškų oda yra juoda. Liūtai gyvena tik Afrikoje. Tigrai neėda zebrų. Kuris iš jų yra melas? Liūtai gyvena ne tik Afrikoje, bet ir Azijoje. Indijoje esantis vienas iš nacionalinių parkų glaudžia vis dar pakankamai didelę azijinių liūtų populiacija. Tuo tarpu baltųjų meškų oda iš tikrųjų yra juoda. Jie atrodo balti tik dėl savo kailio, o kad sužinotume, jog jų oda yra juoda, galim pasižiūrėti į jų nosį. Kodėl tigrai neėda zebrų? O todėl, kad jie gyvena skirtinguose žemynuose. Vieni iš jų Azijoje, o kiti Afrikoje. Kiek žmonių pasaulyje kvėpuoja užterštų oru? 1 iš 10, 5 iš 10 ar 9 iš 10? Teisingas atsakymas 9 iš 10. Tai reiškia, kad beveik visi pasaulio žmonės yra priversti kvėpuoti oru, kuriame gausu įvairiausių teršalų, kenkiančių mūsų sveikatai. Oho, tu taip išeina, kad mes beveik visi kvėpuojam užterštų orų. Gerai, kad čia nevažiavau automobilio, atėjau pėsčiom su savo atnaujintais batais. Gerai, važiuojam toliau. Klausimas. 2019 metais Romoje vyko eksperimentas. Šis eksperimentas leido žmonėms, kurie keliauja metro, prisidėti prie aplinkos apsaugos. Kaip manote, koks buvo eksperimento tikslas arba kaip tie metro keleiviai galėjo prisidėti prie aplinkos apsaugos? Keleiviai ėjo pėsčiomis, nes metro tam tikrą laiką neveikė, buvo pardavinėjami tik elektroniniai bilietai, metro bilietai buvo mainomi į plastikinius butelius. Teisingas atsakymas – bilietai buvo mainomi į priduotus plastiko butelius. Kodėl? Todėl, kad plastiko buteliai yra potenciali žaliava.
Jeigu mes juos išmetame kartu su bendromis šiukšlėmis, prarandame šią žaliavą. Lietuvoje turime labai sėkmingai veikiančią butelių priėmimo arba depozito sistemą ir tuo esame išskirtiniai pasaulyje. Nedaug šalių turi tokią sėkmingai ir sklandžiai veikiančią sistemą. O štai italai pamėgino savo gyventojus pripratinti prie plastiko rūšiavimo ir sugalvojo mainyti atneštus plastiko butelius į kelionės bilietą. Nuotrauka, kurią matote ekrane, daryta gyvai, tai tikro poelgio kadras. Kaip manote, ar pasielgta teisingai? Ne. Pasielgta tikrai neteisingai. Konteinerio pasirinkimas yra geras, nes į tuos spalvotusius konteinerius turi keliauti įvairiausios pakuotės. Balionas šiuo atveju nėra pakuotė, todėl kaip ir galėtų keliauti į mišrių atliekų konteinerį. Tačiau kas padaryta blogai, kad balionai įmesti neišpūsti arba nesusprogdinti ir jie užima visą konteinerio vietą. Ir jie gali tiesiog išskristi. Ir jie gali išskristi ir užteršti aplinką. Ką jau buvo galima padaryti, tai tikrai balioną susprogdinti, kai kam tai netgi smagu. Kuo daugiau žinosime apie klimato kaitą, tuo bus geriau mūsų žemėje. Nežinau kaip jūs, bet man tikrai patinka, kai vasarom būna ne per daug karšta arba žiemą būna daug sniego ir šalta.